Veršienos ir daržovių guliašas su bulvių koše labai greitai paruošiamas ir be galo gardus patiekalas, su kuriuo gausite daug daržovių ir naudingos geležies ir baltymų šaltinio iš veršienos. Svogūnus porą pasmulkiname, pakepiname ant ypač tyro alyvuogių aliejaus, dedame veršieną susmulkintą, apkepinam truputėlį, tuomet dedame pievagrybius, morkas, pilame vandens truputėlį, prieskonius ir tuomet įdedame pomidorų tyrės ir viską troškiname tol, kol mėsa suminkštės ir daržovės įsitroškins. Ar žinojai, kad bulvių košė gali būti sveikatai palankesnė? Išvirkite bulves, įdėkite sviesto nedidelį kiekį, truputį druskos, šviežių krapų arba džiovintų ir palikite skysčio dalį, kuriame virė bulvės ir nepilkite pieno. Dar pagardinimui galite įdėti augalinio gėrimo kaip avižų, bet tai yra nebūtinas ingredientas ir turėsite sveikatai naudingesnę bulvių košę be pieno. Jei patiko šis receptas, spausk like ir dalinkis, negailėk draugams mano receptų ir komentuok, gaminsiu, bei daugiau mano receptų rasi sveikatai palankus svetainėje. Prenumeruok naujienas ir būk pirmas